Jūs ten mažiau man šnekėkit, dėl to, kad yra pas manęs ir filmavimai. Iš tie narkomanai už nugaras, jie atsisak ramiai nusiminėja pinigukus. Antras kvapavimas. Tipo, čia bandai juokauti, bet iš tikrųjų taip ir groja, nes mačiau. Jau telšiuos. Kaip čia dabar vyrai? Kas į telšius? Tai mes galim pamesti. Tai mes turim. Pus, va. Gerą vakarą. Labas rytas, šiandien ir... Labas visiems. Labas. Aš šiandien turiu 2 koncertus Šiauliuose ir Telšiuose. Tai nusprendžiau šiek tiek parodyti užkulisių. Taipogi tai bus naujas YouTube kanalas. Nežinau, kur tai nuves, ką mes sugalvosim daryti ir taip toliau, bet manau pamatysit tam tikrų vaizdų įdomių. Galbūt, gal patiks, gal galėsit pasubscribint, galėsit pažiūrėti. Dabar taip, prasideda diena nuo to. Pasiėmėme Deivido visus rūbus koncertinius ir keliausim į bagažinę pasimti draugų spintos rūbus, kuriuos nešim namo, palikti ir vakare bus išpardavimas. 2 kartus per savaitę, arba 1 arba 2 kartus per savaitę visą laiką parsitįsia tokį didžiulį kiekį rūbų ir juos pardavinėja. Žodžiu, čia draugų spinta, čia yra kiti dalykai, bet aš visą laiką... Kažkada gal papasakosim. Jo, aš visą laiką stengiuosi padėti nešioti, nes ten ir tikrai tų rūbų kiekiai tai yra žiauriai dideli. Tai va, tai dabar nešim rūbus, užnešim rūbus. Namo, kad Augustas šiandien galėtų daryti išpardavimą draugų spintos. Mano daiktai jau čia, viskas yra. Ir tada Augustą mane nuveš iki Circle K, kur susitiksim su Hebra ir važiuosim į koncertus. 2 koncertus turim, visą laiką yra sunku, bet parodysim dėl ko, kas ir kaip, kas vyksta šiaip koncertų metu. Kai nuveš mane Augustą, tai atsveikinsim su Augustą, paliksim vieną ir tada keliausim su manim toliau. Va. Jop, tvai man. Turim tokią dėžę. Va. Va, čia vienas išpardavimas. Vėl išpardavimas. Kaip tu nešai? Čia daug. Čia žiauriai, parašai. Tai dėl to tu mane pagalba ateini. Nekilnok jau. Grybauskaitė yra geras žmogus. 1, 2, 3. Rūbų, sako, biškutį rūbų. Taip, biškutį rūbų, sako. Kasdienybė mūsų. 100 kilogramų žmogus namo tįsia visą laiką. Jau čia kaip karitas koks. Bet labai faina veikla. Mes su draugė Deimante esam sukūrusios draugų spintą, kur padedam kitom merginom parduoti savo nebenešamus drabužius. Taip pat kviečiam ir įsigyti ten drabužius labai gerom prieinamom kainom. Tai išpardavimai vyksta 3 kartus per savaitę. Ir šią savaitę darau 2. Matai, mes keliam namo. Iš rūbų skaičius tai atrodo, kad darai 16 išpardavimų. Čia vienos merginos rūbai. Tai? Ir čia tik tai tie, ir čia tik tai tie rūbai, kuriuos reikia parduoti. Ta prasme, kur jau, galbūt nebenešiojami. O kiek tas merginos dar savo spintose rūbų turi? Sustiksim mašinai. Palydėsiu, išlydėsiu į koncertą. Mano žmogus mane palydės. Visa vairuotoja, mano tokia, jinai vairuoja visą. Aš asmeninė. Asmeninė. Žmogų partrengiam. Nieko, toliau važiuojam ramiai. Nieko, mums nėra problemų. Mums problemų nėra, langas nešvarus visas. Pati geriausias rajonas iš tiesų yra Naujininkai. Visko yra. O ypač šita Maxima yra pati geriausia. Tiesiog aš vakarais net neinu vienai. Jo, aš neleidžiu Augustą eiti vienai į šitą Maximą, nes ten yra visko. Ta prasme, vieną kartą nuėjai vieną. Vieną kartą leidai. Nuėjau, skambinu. Sakau, tai nieko, ką tik prie įėjimo nujungė bičą, prismaugė ir jisai susileido. Ir va čia tokia yra Maxima pas mus. Neikit iš to Maximo niekas. Labai daug čigonų iš tiesų, labai daug. Taučių daug, heroino daug, narkotikų daug, visko. Tiesiog venkite. Ir aišku babulių. Labai daug babulės, tai nieko nebijo, tiesiog lastovi. Iš tie narkomanai už nugaras, jie tiesiog ramiai nusiminėja pinigukus, viskas tvarkoja. Dairosi va. Ai, gal ta žiūrėk, kol ta nusiminėja, tai tiesiog saugoja. Jaučiu. Jin tiesiog saugoja. Jinai žudo. Tu dalyt pasižiūrėk, tu nusiminėk. Aš pažiūrėsiu tavo nugarą. Čia yra gaidžiai. Labas. Pirmas soldautas. Karolis, kitaip žinomas kaip Dalas, sako esas metų hiphopas. Čia yra Dovydas, DJ Reptile, kitaip vadinamas diskžokėjus. Tai aš nedarysiu. Ir prasideda soldauto diena. Aš daug Su gera kavytė. O sakė, su Mersu būsim. Va tau ir soldautas. Va tau ir soldautas. Tai mes einam dar kavos pasiimt. Noriu kavos. Čia yra Vaiva, jinai ir vadybininkė mūsų koncertų, kitaip vadinama senasis Vilkijos šuo. Aš noriu alaus. Paderinam, prašau, pitstopą. Gerai, einam dabar. Čia yra Jurgis, jis yra atsakingas už garso mygtukus, spaudinėja, maigalioja viską, kad skambėtumėm kaip galima geriau. Ar nereikia pitstopo? Nebereikia, gali važiuoti vienas. Ne, Mersas neužsikūrė, tai greitai surado kitą busą. Kas čia yra? Čia yra liuksas. Čia yra liuksas? Taip.
Tiesiog tiek telikai yra iš žmogaus rankos. Tiek Vienas telikai. pirštas. Tiek telikai. Rankas į viršų. Fainai slidinėjom Austrijai, slidinėjau snowboardu pirmą dieną ir man labai fainai sekėsi, bet buvo ledinė trasa ir aš sukausi ir pagau kantą ir nukritau ir sulankščiau kaip medinis žaisliukas. Per žastikaulį prie sąnario. Aš tik galvau, kad pas tave to... Ten dirbo. Dovis ten dirbo. Dirbau ten. Dovydas yra tas žmogus, kuris visuose Lietuvos miestuose dirbęs yra. Tai va, tai žodžiu, Vaiva, tu pizda tavo ranką, ne? Bet pasivažinėjau su sniego motociklu. Žodžiu, Vaivas sulaužė pečius, rankas, viską, nachren, viskas išlūžo. Paklauskite, ar aš dar varysiu slidinėti. Aišku, varysiu. Šiandien lėkiam į savo pirmą sold outą, oficialų. Mes turėjom neoficialių tikriausiai, bet nesigyrėm. Ir žmonės, mačiau, perpardavinėja bilietus ir sako, ar dar turit, sako, nebeturiu, parduoda. Rašo žinutės, kad draugės nusipirko, aš nespėjau, ar galima gauti, negalima. Reikia pirkti, kai sakom, kai siūlom. Varykite telšius. Kai žiūrėsit šitą video, varykite telšius. Prisijungiam atgal ir mes turim pareigą pasakyti, kad mes jau esam Telšiuose. Oras nėra geras, oras tikrai prastas. Iš Vilniaus išvažiuojant oras buvo tikrai geresnis. Žmonės šneka, žmonės yra geros nuotaikos, kas yra keista. Matom tokį orą, yra keista, kad žmonės yra geros nuotaikos. Aidas šnekėjo apie karą visą kelionę. Čia yra Aidas, su juo mes lekiam visą laiką konsus, kad ir kokiam mieste bebūtumėm, sako, kad esam netoli jūros ir visą laiką nori nulėkti greit prie jūros. Mėgsta jūrą. Apie kariuomenę, jis yra tarnavęs žmogus. Ir važiuojam dabar į tą vietą, kur vyks mūsų koncertas, pasidarysim soundchecką, pasidarę soundchecką, važiuosim į Šiaulius daryti soundchecko, tada liksim Šiauliuose, ten padarysime pirmą koncertą, po soundchecko padarysim pirmą koncertą, tada važiuosim atgal į Telšius, ten padarysim koncertą naktinį ir tik tada namo. Važiuosim. Gražiai, Telšiai, atrodo šitaip. Va, kur važiuot? Mes nežinom kur, bet mes jau beveik vietoj. Padėkit man, padėkit. Mes bus įkūrę esam. Čia matom dar jo lokė yra. Jau Deiviui sakai, kad be mikrofonų šiandieną. Tai aš sakiau, kad šiandien iš vis negarsiai. Bet sakom ar nesakom? O šalta, o viešpatė. Gerai. O, man kabelį davė. Please take care of the luggage. This is no check-in baggage for you, my friend. Only hand luggage. I helped. Yes, but useless. Useless O help. kur go? Where go? Where go clothes? Gerai, nu čia kol kas tai taip atrodo, kad... Va čia koncertas bus, man atrodo. Okei. O kaip sekėsi ruoštis? Žiūrėjau, playlistą. Labai sunkiai ruošiausi. Viską padariau. Parodyk playlistą. Ne, Rodai, ką pasidarė. pamatysit ant scenos. Ai, pamatysim ant scenos? Jau tada, o ne kažkas netiks, nu. Ko reikia norint būti DJ-im? Muzikos ir vinampo, gal. Kas groja tavo ausinėse šiandien? Antras kvapavimas. Tipo, čia bandai juokauti, bet iš tikrųjų taip ir groja, nes mačiau. Kodėl vadini savi DJ-im? Per mažai fanų yra mano, kad galėčiau vadinti. O, neįdomu, šuniukas atėjo. Tiesiog nešiojamas yra šuo. Maždaug apie 7,000. Sakė tilps. Per Džiovanį buvo 220, mes talpinsim 7,000. Visą laiką vietos yra ir ant sofų, ir ant stalų, ir ant scenos, ir... Lauko turi girdėtisgi žmonėm daug. Turi girdėtis iš lauko, tai mes galvojame išnešim pusę ant pusės aparatūrą į lauką, pusę paliksim viduje, žodžiu. Ir, mes norim, kad visi ateitų 7,000 žmonių. Tai žodžiu, papasakok ten apie tą savo naują projektą. Nu, aš manau, kad ten daug ką pasakoti nereikia. Papasakok apie kavą, kurią šiandien pristatinėsi. Tai ši kava yra iš Brazilijos, visai neblogas blendas iš tikrųjų. Trys plantacijos. Tik apsuk kitą pusę, paprašiau taip gerti. Nu, čia pagal etiketą. Trys skirtingos plantacijos subėgo ir padarė vieną bandymą. Šiaip neblogas iš tikrųjų. Čia toks gėrimo etiketas naujas, visą kitą. Šiaip iš tikrųjų neblogai.
Gerai, dabar žaisim žaidimą. Aš pasakau miestą, tu pasakai, kokį darbą jame dirba. Vaikalšiai. Krovėjas, Plungė, Krovėjas, Kaunas, Vertėjas, Vilnius, Didžėjus, Palanga, Padavėjas, Klaipėda, Padavėjas, Zarasai, Krovėjas, Panevėžys, Krovėjas, Balbieriškis, Nesubūris. Aš tau to ir linkiu, ačiū, kad atėjai į mūsų podcastą. Ačiū labai. Tai buvo trumpiausias mūsų podcastas, tipo, ir, Aš žiūrėjau. pats supranti, kodėl. Padarėm čeką jau, Jurgis pakuojasi, visi pakuojamės ir važiuojam į Šiaulius daryti dar vieną čeko ir jau po čeko bus koncertas. Tai žodžiu, viskas tvarkoj, klubas Javo, pačekintas. Kaip tau Telšiuose soundcheckas? Nelabai, nors tu ką. Jo, Šiauliuose visada geriau būna. Girdėjau daug. Parašę mes esam nusirodę 110 decibelų. Tai yra normatyva tiem, kurie turi įgyvendinti mūsų poreikius. Kartais būna tokia situacija, kad mes važiuojam taip, kaip važiuojam. Tai šį kartą atvažiavus radom situaciją, kad nesiekėm. O kodėl mes nesiekėm, nes yra pribojimai. Tie pribojimai yra vardan kaimynų. Lilas ir Inomenė turi seną gerą gabalą. Mano nemylimas kaimynė. Tai techniškai kalbant, fuck kaimynus, duokit pagrot normaliai. Atleiskit tos limiterius ir ateikit pašokti. Pasakysiu tiek, kad Šiauliuose duris atsidaro 19 valandą, dabar yra po 18:08, mes dar važiuojam, dar čekas nedarytas. Smagumėlis. Tikėkime spėsim. Gražusis Saulės miestas, va. Čia šiaip yra Saulės miestas. Ne, jį aš filmuoju, ne jo reikalas. Net išvažiavo. Važiuok. Jeigu dabar parkeltų, pavyzdžiui, mane, aš nieko nežinočiau, sakytų čia Londonas. Patikėčiau. Ir jau va, bus nepatogumų. Jau, nes va čia kažkur. Jau va čia kažkur. Reikia mums pasidėti mašiną. Aha. O įmanoma į klubą vidų? Nes va čia kažkur. Kur? Ir yra, va čia. Va, kur įvažiuoti? Va, dramaturgas reikalingas, taip? Taip, va, suk į šoną, suk, zin, suk. Mes atvažiavom kažkur. Labai neaiškiai vietą esam. Atvarėme dramaturgą ir dabar varom įsidėti dalykų, pasižiūrėti, kaip čia ką sakau, kučiukų. Kvepia kebabais, rimtai šiaip kvepia kebabais. Jau, užrakino mašiną? Seni norėčiau kaip kebabo dabar. Taip drąsiai dabar, wow. Čia kaip yra smagu. Kaip suprantu, koncertuosim čia, šitoje vietoje. O čia atva. Baras yra pakankamai didelis. Žodžiu, ten vietų, visur yra vietų. Kažkas naudas. Autobus. O? Sveiki! Pasiduokite. Vaiva, tiesiog viena. Kampe, tiesiog. Jau neskaičiuoja. Vaiva. Kaip čia garsas Šiauliuose? Geriau. Turime progresą, turim garso lygio pakilimą. Dabar galima bus dirbti, susirink žmonės, tada žiūrėsim. Makančyzas? Čia, jas. Nice, kaip gražiai atrodo. Beveik kaip sakau. Tik atsargiai keptuvė labai karšta. Jo, ir taip už keptuvės paimu. Ne, tai pala burgeriukas idealiai, o mama kinčyzas. Google gera. Tai imk. Chorizo dešrytė ir mac and cheese. Kaip labai klasiška, tipo, žinai, kur... Viskas, Dovydas išeina į sceną. Daryk, palauk. Wow! Va. Jungiai. Davai. Arba tiesiog ecido, aš būčiau to labai dėkingai. Iki. Žodžiu, šitoj vietoj užmiršau tokį pagrindinį dalyką, kad reikia įrašinėti. Ir reikia mikrofono tam. Čia trenkiausi duris. Ėjau ir kažką atsimenu, kad bandžiau sakyti, kad koncas jau prasideda, tuoj lipsim į sceną ir jūs nematysit koncų dėl to, kad nepirkot bilietų.
Visų pirma, noriu pasakyti, kad Karolis mane paliko. Man patinka po konco eit, nusipraust ir išeit, tada pasisveikinti su žmonėm. Man gal irgi tai patinka. Bet tau užtvėrė kelią. Nu ir tada galėtum kaip draugas tiesiog ateiti. Aš laukiau, mane buvo apsikabinę 2 vyrai ir laukiau. Jo, tada 2 vyrai. Neapsikabinę, bet mes taip būrelį stovėjom, taip susirėmę. Nu tai taip, tai vad greičiau, aš kiek dabar valandų? Konco patek. Parūkom šitą varom. Ruošiamės ir varom mes dabar į Telšius, bandom spėti koncertą, nes ten jau žmonės irgi laukia. Ačiū Jums, važiuojam toliau, keliaujam su mumis į mūsų visų... Įėjo Telšiuos 8 jau. 8000 žmonių jau Telšiuose. Taip kad, nepraleiskit, žiūrėkit mūsų vlogus, tai bus kažkas neįprasto. Iki. Kai jau yra amžius, kai yra. Scenariai parėjo, viskas parėjo. Lauk, nežinau. Ai, kaip jis atsirakina? O čia ne tas busas, ble. Seni, čia ne mūsų busas. Savo busas. Per čia nepraeisi. Rakinu. Žiūriu, kad čia Toyota. Jau Telšiuos. Kaip čia dabar vyrai? Kas į Telšius? Tai mes galim pamesti. Tai mes turim. Bus, va. Gerą vakarą. Galim nuotrauką pasidaryti vieną greitai. O čia žmona tiek prisifotkina. Ačiū labai. Tavo tas dramblys, žinok, yra favoritas. Ačiū. Laimingai. Paduok tą paračiuką. Ir vaiva 2 diskai dar gulėjo ant pianinų. Nežinau, gal kažkas nupirko ir pasidėjo. Bet aitas pasiėmė. Raktelį, jeigu nori, galiu aš tau duoti, jeigu nori važiuoti, galim. Bet tai čia nebems raktelį. Nesutarėm ten dėl tos kainos. Nesutarėm galinės kainos. Žodžiu, atkoncertavom tik ką Telšiuose, viskas fainai, viskas gut, čia užsibaigė serija. Nežinau, patiko, nepatiko, žiūrėkit save, žiūrėkit artimųjų, viskas bus gerai. Mums dabar 3 valandas važiuoti namo. Ne. Jūs ten mažiau man šnekėkit, dėl to, kad yra pas manęs ir filmavimai. Jūs vėliau grįšit, nes gale sėdit. Aš būsiu pirmiau Vilniui. Nu, labos nakties visiems. Tikiuosi, kad smagu jum yra, o mum nelabai dabar.